Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad reguliariai dirbant viršvalandžius širdies ligų rizika padidėja 60%. Tuo tarpu tipiškas amerikietis dirba 47 valandas per savaitę, 164 valandomis per metus daugiau nei prieš 20 metų. O trečdalis net neišnaudoja visų uždirbtų atostogų dienų. O kur dar papildomi darbo įsipareigojimai namuose ar antras darbas? Tai faktai. Bet yra viltis. Tyrimai rodo, kad perdegimą lemia ne energijos sąnaudų intensyvumas, o jų trukmė be atsistatymų. Dievas numatė mūsų dilemą ir davė mums šabą, kas savaitinę fizinio, protinio ir dvasinio atsinaujinimo dovaną mūsų įtemptame gyvenime.